Tai treneri, antrasis etapas taurės peržengtas, įspūdžiai iš rungtynių. Nu ką, reikia pagirti varžovų komandą, kol turėjo jėgų tikrai nebuvo taip lengva. O mes ką, buvo didelė rotacija ir gal daugiau buvo skirta laiko tiem žaidėjim, kurie žaidė mažiau. Tai patenkintas jų atsinešimų, atsidavimų ir taip patekom į kitą etapą ir ką, laukiam burtų, žiūrėsim, kas bus kitame etape. Minėjot apie tos žaidėjus, kurie gal mažiau laiko gauna, tiek ir Dominikas Pašilys pirmą kartą šiemet savo komandą, tiek ir Kipras Keliauskas gavo nemažai minučių, Janis, ką apie juos galima pasakyti? Nu, išėjo, darė tą, ką ir reikia daryti. Svarbiausia buvo atsinešimas, geras atsinešimas, gera treniruotė ir geras rezultatas. Apie varžovus irgi antram kėlinyje sakėt, kad nuo suoliuko, kad gerai ginosi. Iš tiesų, pirmam kėlinyje, kol dar turėjo jėgų turbūt ir sekėsi jiems. Tikrai pirmam kėlinyje nebuvo lengva, taip. Varžovas tikrai gerai gynėsi, buvo gana gerai organizuoti ir nenusileido nieko mums. Tai sakyčiau, taip, standartinės situacijos vėl gal, kad įmušėm įvartį į standartinės situacijos, gal kažkiek tai tas žaidimas vėl kažkaip palengvėjo. O antram kėlinyje faktas, kad mes esame profesionalus, mes treniruojamės kiekvieną dieną, varžovas tiek nesitreniruoja, tai tas jautėsi, jau jie buvo lėtesni, jau jie pavargo. Mes atlikom dar tos keletą keitimų ir tas žaidimas tikrai buvo neblogas su kamuoliu. Pagaliau mes laimėjom rungtynes ir kitame etape. Kitame etape, aišku, varžovų nepasirinksi, nes keliam sportui, bet tikriausiai norėtųsi išvengti lygos komandos ir vėl šiek tiek patuplyti šitą maratone žaidėjus. Žiūrėsim, burtų, kaip teisingai sakot, burtų nepasirinksi, bus kaip bus.